Permainingi pavasario orai ir neprognozuojama vasara susiimti už galvos verčia šalies bitininkus. Pasak jų, bitės šiemet suneša kur kas mažiau medaus nei pernai, dėl to medus gali gerokai pabrangti. Kol kas mažesnis. Taip atrodo ir prinešta, bet neprūdas. Gargždiškio Gintauto Grigaičio šeima turi net kelis bitynus, bet nei viename didelio medunešio kol kas nėra. Kai šiemet žiūri šeimas, kai kurios tokio ryškaus didelio medunešio, tai aš vieną turėjau, tik tai, kaip sakom, mes juokaujam, velykinio medaus buvo. O taip, tai toks yra medunešis, bet nėra tokio labai žymaus. Kaip sako, didelis medunešis, kad nespėjai nei korių dėti, nei plėsti lizdus, viską, tokio šiemet nebuvo. Jeigu yra geri orai, bitutės šį korį gali pripildyti per dieną. Tačiau ši vasara kol kas gerais orais nelepina. Pernai viena bičių šeima vidutiniškai sunešė po kelias dešimtis kilogramų medaus. Šiemet vargu ar tiek bus. Koja kiša permainingi orai, nes vos atšąla, bitės iš avelių neskrenda ir maitinasi jau suneštų medumi. Laikyk. Medaus gausa negali pasigirti ne vienas bitininkas. Pusę lūpų kalbama, kad nemažai bitynų nukentėjo žiemą. Grigaičiai vienintelį regione veisia bičių motinėles. Šiemet po žiemos į juos kreipiasi itin daug bitininkų. Gali būti ir tai, kad bitininkai tikrosios padėties neatskleidžia. Kas iš tikrųjų po žiemos yra jų bitynuose. Nes gal ir žuvo, gal yra daug silpnų šeimų. Nors medaus nėra tiek, kiek buvo pernai, darbas čia verda be perstojo. Bitininkai vos spėja suktis. Medų jie parduoda turguje, mugėse, žmonės atvažiuoja jo nusipirkti į namus. Kadangi medaus šiemet nemarios, pusės litro kaina šoktelėjo keliais litais. Pavyzdžiui, šiuo metu turguje už puslitrį medaus prašoma nuo 15 iki 20 litų. Tačiau medus brangsta ne tik dėl prasto medunešio. Kaina didėja ir dėl to, kad pabrango degalai.